Sveiki, mėlyji. Gyvenimas yra įdomus, gražus ir jo reikia džiaugtis. Bet kas liūdit ir juo nepatenkinti esat, skundžiatės, viskas viskas labai blogai. Žinot, ką likimas norim tada padaryti? Kad žmogų išmokintų, kad jis suvoktų esmę, pagrindą ir tikslą savo egzistencijos, jis jį pamokina. Jeigu tu sakai, kad dabar tau yra prastai, gyvenimas blogas ir visa kita, palauk, aš tau parodysiu, kas iš tiesų bus blogai. Kas iš tiesų būna blogai, kaip iš tiesų būna blogai. Bet jeigu žmogus ne pesimistas, o jis optimistas ir jisai sako, ai, kad ir ten duonos kriaukšlelė ant stalo yra ir jis ten už elektrą susimokėjo, turi kažkokį stogą virš galvos ir jam gerai. Ir jisai sako, gyvenimas fantastinis. Dievas irgi jam sako tada, palauk, tu dar nematai, koks tai gali fantastinis gyvenimas būti. Ir aš tau jį parodysiu, koks gali tikrai super būti fantastinis gyvenimas. Mėlyje, būkit optimistai, tik tai optimistai. Tada jums lydėsi sėkmė, turtas. Jeigu žliumsit, verksit, kad jums skauda, jums pasakys, palauk, tu dar nežinai, kas iš tiesų skausmas yra. Tu dar nežinai, kas yra tikra nelaimė, tikra netektis ar dar kažkas. Palauk, o reikia būti optimistu, džiaugtis, dėkoti už viską. Dėkoti, kad pasveikau. Jeigu sergi, žinai, reikia sakyti, aš žinau, kad aš pasveiksiu, aš žinau, kad aš būsiu sveikas ir Dievas tau parodys, kaip tu gali būti sveikas ir koks tu gali sveikas. Jeigu tau bus malonu skųstis visiems savo negalę ir visą, tau daugės ligų ir tas. Supratot, mėlyje, linkiu jums būti optimistai. Džiaukitės gyvenimu, džiaukitės viskuo ir jūs būsit laimingi. Aš jums pažadu. Iki.